Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, brangus Jaunimo kodo klausytojai. Su jumis šiandien čia aš, Ramūnas Bartulis, ir mūsų laidos viešnia Jolanta Lipkevičienė. Ir šiandien nagrinėsime temą apie moters ir vyro įvaizdžius šiuolaikinėme pasaulyje. Tai trumpai pristatant, Jolanta Lipkevičienė yra 3 vaikų mama ir mano gyvenime tai ji yra mano direktorė ir mentorė. Esu pats dirbęs virš iš tikrųjų 3 metų Jolantos Lipkevičienės įkurtoje privačioje mokykloje, Žaliojoje gamtos mokykloje. Ir paklausiu jūsų tada, Jolanta, ką dar darot gyvenime, jeigu trumpai taip? Sveiki. Tai labai mėgstu šnekučiuoti su žmonėmis apie aukščiausias vertybės. Tai daug turiu pašnekovų iš įvairių Lietuvos vietų, net ir iš kitų šalių lietuvių, kurie nori pasikalbėti. Mėgstu keliauti, bet keliauti daugiau mėgstu po Lietuvą kažkodėl, o ne po užsienio šalis. Man jinai labai brangi. Visokios kultūrinės programos, renginiai, su jaunimu, vakarai mano yra aistra, kad iš tikrųjų nepasenčiau, o gyvenčiau gebėdama bendrauti ir su seneliais, ir su vaikais, ir su jaunuoliais, ir su poromis, kurios irgi mokosi, kaip statyti tą savo šeimos gyvenimą. Tai tokia mano veikla kasdieninė. Ačiū. Realiai visą savo gyvenimą esat paskyrus ugdymui, šeimų, vaikų. Ir netgi šią vasarą praleidote daug laiko stovyklose, 17 metų vedate stovyklas. Tai tikrai susidurėt su jaunimu beveik kiekvieną dieną, ypatingai mokslo metais, tai tikrai matote jos, girdite, jaučiate. Ir kalbant apie mūsų temą, moters vyro įvaizdžiai šiuolaikinėme pasaulyje, kaip jūs pasakytumėt, kodėl tai yra svarbi tema šiais laikais? Ši tema svarbi dėl to, kad viskas yra sumaišoma, kad tik mažiau būtų atskiriama, koks turi būti vyras, jaunuolis, kokia turi būti mergina, moteris, ir kaip mergaitę užauginti moterim, ir kaip berniuką užauginti moterim. Viskas tarpusavyje sumaišoma ir šiandien, ką be pradėtum sakyti, didžioji dalis žmonių pradeda ginčytis iš karto, kad oi ne, moteris neturi būti ten jautri, kokia kūrybiška, subtili, švelni. Ne, toks gali būti vyras ir atvirkščiai. Ir to pasekoje iš tikrųjų pameta savo tapatumą jauni žmonės. Nežino, kuriuo keliu eiti, kaip savo viduje sukurti ryšį su savo vidiniu aš. Didelės krizės išgyvena ir jaunuomenė, ir vyresni žmonės, nes to sumaišymo, tokio jovalo, galima sakyti, aplink labai labai daug. Taigi verta gvildenti šią temą, nagrinėti, kad po truputį gydyti jaunuomenės protą ir keisti tas vis labiau įrašomas programas apie tai, kad neva moteriškumas ir vyriškumas nesiskiria ir nebėra prasmės atskirti šitų 2 dalykų. Ir ačiū labai už atsakymą. Ir sekantis klausimas bus iš karto po muzikinės pertraukėlės. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, Jaunimo kodo klausytojai. Grįžtame į mūsų šiandieninę laidą, kurioje nagrinėjame apie vyro ir moters tapatybę šiuolaikinėme pasaulyje. Ir judame prie antrojo mūsų klausimo, kuris yra, kas yra moteriškumas ir vyriškumas. Juk dažnai vadovaujamės tam tikrais standartais, nusakančiais, koks turi būti vyras, o kokia moteris. Tai pagal ką iš tikrųjų atskirti vyro ir moters tapatybę? Kuo skiriasi vyras nuo moters? Tai nuo pat, kiek aš stebiu gyvenimą, tai nuo pat gimimo jau galima pastebėti
mergaitės tam tikras išraiškas ir tam tikras berniuko išraiškas. Nors dabar įvairūs mokslai tai neigia. Darželyje teko dirbti, tai irgi berniukai dažnai liūdi, kai, pavyzdžiui, serga kiti berniukai ir jų nėra ir vien su mergaitėm būna tą dieną ar ten kažkurį laiką ir mergaitės. Irgi liūdi, jei mergaičių, pavyzdžiui, jom trūksta. Bet yra įvairių žaidimų, kur žaidžia ir bendrai. Tai kuo skiriasi, tai labai priklauso nuo to, kaip mes juos auginame. Mes galime tikrai iškreipti berniuko tapatumą ir galime iškreipti mergaitės tapatumą. Labai priklauso nuo erdvės, aplinkos ir kur link mes juos norim nuvesti. Aišku, pasimokyti išminties galime ir iš Vidūno, ir iš įvairių šviesuolių, kurie yra Lietuvos tiesiog istorijoje. Ir galim rasti įvairių šaltinių, kur senoliai mūsų išminčiai įvairūs kaip gyveno, kaip berniuką gebėjo užauginti vyrų, stiprių vyrų, tas, kuris saugos, apgins, saugumą sukurs ir fizinės jėgos pakankamai išsiugdęs turės. Ir mergaitė, kuri sugebės namų aurą rūpintis, kuri bus kūrybiška, kuri bus subtili, kuri bus atidi, kuri gebės išklausyti, tirti ir ne viską priimti, ką aplinka siūlo arba ką vaikinai berniukai siūlo ar kur kviečia. Tai skirtingi iš tikrųjų, kaip ir pradėjau, pašaukimai yra ir vyro, ir moters, mergaitės berniuko, skirtingai jų sudėti kūnai, kalbos struktūra būna skirtinga, matymai, galimybės skirtingos ir moteriai labai svarbu, kad saugumą sukurtų jai vyras, nes jai gimdys vaikus, augins, tai kad ne ant jos pečių vien liktų ugdymas, pasirūpinimas ir vyras turi irgi atsakomingas būti už savo žodžius, už savo įsipareigojimus ir ne pagal vėjo kryptį kažkaip vieną dieną vieni dalykai ateina, kitą dieną kiti. Ir vyrams iš karto nuo mažens berniukams norisi daugiau judėti, daugiau trumpiau kalbėti, trumpiau sėslioj veikloj būti, daugiau gamtoj būti, daugiau stebėti gamtą, iš to labai daug išmokstama ir gamtoje kurti. Tokių vyrų šiandien labai nedaug. Ačiū. Tai pirmas iš tikrųjų yra labai stiprus dalykas, tai vien fiziologiniai skirtumai, kad iš tikrųjų jeigu pagal tą tradicinį požiūrį į vyrą, jeigu pagal tą požiūrį vyras augina ir ugdo save, jisai išnaudos visų pirma savo kūną jau optimaliausiai pagal tą paskirtį. Ir jeigu apsisuktų tos rolės, galbūt moters kūnas vien nepaveštų tų rolių. Ypatingai senesniais laikais, kada galbūt buvo mažiau mechanizacijos visos ir technologijų ir kada tikrai daugiau ką reikėdavo daryti iš fizinės jėgos. Dabar gal tai šiek tiek pasikeitė, bet vis tiek išlieka, kaip sakė, tas saugumo elementas, tarkim, apsaugojimo, stabilumo, tarkim, moteris tam tikrus dalykus daug geriau per jausmus pažįsta ir pateikia ir išreiškia, vyrai galbūt aštriau naudoja kai kur intelektą, mąstymą patį, logiką, loginį mąstymą. Tai taip šitie dalykai tikrai, sakyčiau irgi, kad yra pats pirminis skirtumas. Ir kitas klausimas būtų toksai trumpas, ar yra laikas ir vieta, kada vyras iš tiesų elgiasi kaip moteris, perima stipriausius moteriškus bruožus ir tarkim, ar tenka kartais vyrui elgtis kaip moteriai, arba moteriai kaip vyrui? Tai pirmiausiai tai sėslus ugdymas vyrus daro moterimis, galime sakyti, ne moteriškėja vyrai per sėslų ugdymą, kada atėję mokiniai į mokyklą po 6 ir daugiau valandų turi prasėdėti ir tik klausyti ir nieko negali praktiškai daryti.
Tai per tai ne viena mokytoja girdėjau, sako, jie užmigs ir išeis ir sėdės tik ant sofkučių, nes daugiau niekas ir nerūpės. Tai gamtoje veikimo, praktinio veikimo ypatingai reikia vyrų prigimčiai, kad jie galėtų vystytis ir skleistis, nes priešingų atveju jie užmiega tiesiog, užsisėdi. Tai vienas iš pradmenų vyrų moteriškėjimo yra stoka judesio tiesiog, tai fizinio veiksmo. Gerai, ačiū labai už atsakymus ir judėsim į tolimesnius klausimus iš karto po muzikinės pertraukėlės. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Taigi grįžtame į šiandieninę jaunimo kodo laidos temą apie vyro ir moters vaidmenį šiuolaikinėme pasaulyje ir norėčiau tęsti su klausimu apie tai, ar būna situacijų, kada vyrui reikia perimti moters vaidmenį ir netgi kada tai yra naudinga. Galbūt kartais nebūna kito kelio. Ar vyrui perimti moters vaidmenį, ar moteriai vyro vaidmenį. Tai kokios būtų situacijos, kada iš tikrųjų trumpam gal ir apsisuka tas vaidmuo? Taip, tai labai gerai, jei mes vaikus ruošime nuo pat mažų dienų šeimai. Mokysimės apie šeimos tarpusavio santykius, kaip sprendžiami konfliktai ir visa kita, kas puikiai gali funkcionuoti šeimoje ir gali trikdyti šeimos gyvenimą, jei nežinai, neišmoksti, nesiparengiamas. Tai saugiausias gyvenimas yra būtent šeimoje. Tai ir Ramūnai tavo klausimas, kad ar šeimoje tenka pasikeisti vaidmenimis, tai taip, užtat tai ten ir yra saugiausias gyvenimas, kad jei sveikata sustreikuos ar kažkokios aplinkybės kitos, kada negalės žmona kažkokių savo įsipareigojimų ar kasdieninių pareigų padaryti, tai perims vyras ir atvirkščiai, kai reikia, moteris susitelks, gal pasitelks bendruomenę, dar kažką ir, pavyzdžiui, malkas paims ir sukraus, nes vyras tuo metu serga ar kažkas, ar išvykęs, ar dar kažkokie yra dalykai. Tai šeimoje tikrai, kadangi vieni kitus stebi, vieni su kitais bendrauja, sąveikauja, tai įvairius darbus gali padaryti tiek vyras, tiek moteris. Rankos nėra labai skirtingos, bet yra tikrai, kur negali pakelt. Pavyzdžiui, mano gyvenime buvo vienas nuotykis, kai seną krosnį norėjom išnešti iš virtuvės ir vyras pasikvietė, kad padėk va už to kampo, tu pagriebk, aš už to ir pakelsim. Ir aš net nepajudinau tos krosnės iš vietos. Ir, tai kaip tu negali pakelti? Net iš tikrųjų vyro buvo pirma reakcija. Bet fizinės jėgos ir pasirengimas tikrai mūsų yra skirtingas ir galimybės net skirtingos. Kaip be norėtumėm sumaišyti mes pasaulį. Tai negali, turbūt reiktų sveikti mums iš stereotipų, kad čia yra vyriškas darbas, čia yra moteriškas darbas, kad vieni kitų nepašieptumėm, kad tokioje atmosferoje neaugintumėm vaikų, nes tai yra tikrai žalinga žmogui susiformuoti, kad aš negaliu moteriško, pavyzdžiui, darbo imti, ar negaliu, aš čia vyro tik darbas. Tai lankstumas šeimoje tikrai labai labai yra vertingas ir kiekvienam, tiek vyrui, tiek moteriai, lankstumas, įsigilinimas, perėmimas kažkokių pareigų, tai yra prisidėjimas prie darnaus gyvenimo. Labai gerai suprantu šitą, ką sakėt apie tai, kad saugiausia apsikeisti rolėmis yra šeimos gyvenime ir auginant mažą dukrelę, pavyzdžiui, ir pačiam tenka pastebėti, kad, tarkim, kad ir dainavimas lopšinės ir migdymas dukrelės, aš tai galiu daryti, bet taip atrodo bent jau iš išorės, kad žmonai tai jinai plaukia tai darydama. Aš pats irgi galiu nusiteikti ir dainuoti ir tikrai negaliu pasakyti, kad čia yra moteriškas darbas. Tai yra ir vyriškas, ir moteriškas, bet tiesiog galbūt kai kuriuos darbus daug profesionaliau, daug lengviau padarys kita lytis. Kaip ir, kaip sakėt, krosnį išnešti. Tikrai galit su 5 draugėm išnešti tą krosnį, bet gal vyras su sūnum išneš daug greičiau. Taip, ir
dabar prieikim prie sekančio klausimo. Jūsų kaip direktorės, ugdytojos požiūriu, su kokiomis grėsmėmis susiduria jaunas šiuolaikinis žmogus, ar gal patikslinsiu labiau, per ką labiausiai susiduria, per kokius kanalus ateina tos grėsmės? Tai socialiniai tinklai pilni įvairių argumentų, kaip pamesti gal savo netapatumą, daug daugiau yra užrodymų negu kaip jį išsaugoti. Ir dabar pilna literatūros tikrai klaidinančios jaunuomenę, televizija įvairių programų pilna ir kuriuose tikrai nerengiamas žmogus šeimai. Ir lytinis švietimas, pavadintas įvairiais įmantriausiais vardais, irgi mokyklose skinasi kelią, sėkmingai skinasi kelią ir mokytojai jau kalba, kad jiem yra baugu pasakyti ten mergaitė, berniuk, nes tuoj puola komentuoti. Ir mes, kadangi, sakau, 17 metai jau pravedėm stovyklą jaunuomeniai, tai jau akivaizdžiai matosi, kaip mergaitės poruojasi, kaip apsikabinę vaikščioja, kaip bučiuojasi, kaip berniukai poruojasi ir jei anksčiau sakydavom, palapinėse negali miegoti mergaitė ir berniukas, tai dabar neaišku aplamai, kaip skaistumo tą vertybę, padorumo vertybę išsaugoti mum ugdytojam. Tai vat toks pasaulis dabar. Ačiū labai už atsakymą ir judėsim į sekantį klausimą iš karto po muzikinės pertraukėlės. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Jūs klausotės radio laidos Jaunimo kodas ir grįžtame į šiandieninę laidą, kurioje nagrinėjame vyro ir moters tapatybę šiuolaikinėme pasaulyje. Taigi, norėčiau dar jūsų, Jolanta, paklausti šito viso iškraipimo vyro ir moters tapatybės, šito viso susimaišymo, kokie yra vaisiai ir pasekmės. Tarkim, jeigu šitai nesustos, į ką tai visai išsirtulios? Kas laukia tada mūsų ateities? Kokia laukia mūsų ateitis? Kaip keisis mūsų visuomenė, bendruomenė, kaip keisis pasaulis? Tai pirmiausiai tai didžiulėje krizėje atsiras kiekvienas vaikinas ar mergina, kuri eisi tokią sumaištį ir pames ryšį su savimi. O krizėse, žinom, labai daug atsiranda pasiūlos į priklausomybės įvairias, savižudybės ir kelio dažnai, kai pasidaro operacijas įvairias ar kažkokius vaistus vartoja, kur grįžtamo kelio atgal nėra, grįžimo atgal nėra, tiesiog sumaištis amžina ir pasimetimas ir neradimas savo vietos po saulę, tai tokių jaunuolių jau dabar daug yra. Tai kodėl mokyklose yra labai daug vartojama narkotikų, pėdsakus aptinka, kodėl garinimas vyksta ištisai su įvairiom kenksmingom medžiagom, todėl kad švietimas nesirūpina, kad žmogus tvirtas būtų, savo ašyje galėtų gyvenimą kurti, gyventi, kad jisai savo tapatumo nepamestų, kad tarpusavio santykiuose gebėtų atrasti kelius, išeities kelius iš konfliktinių visokių situacijų. Tai seniau irgi to trūko, bet dabar tai be galo trūksta, tiesiog palydėjimo jaunuomeniai. Ir mes vyresnieji, ugdytojai, tėvai, piliečiai, visi ir esam atsakingi už šitą situaciją, nes kartais užsimerkiam, kartais atrodo modernu čia viskas, nebūkim atsilikę ir taip leidžiame iš tikrųjų klaidžioti gyvenime ir save pamesti. Ir žinau vienoj mokykloje, kad 5 klasės vaikams buvo pateikiamas filmas Meilės deivė, Milda, ir toli nuo mūsų kultūros ištakų pateikta
paveikta ta Milda seksualizuoto elgesio, erotinių judesių ir vaikai lindo po suolų, nes kai kurie negalėjo drovūs būdami žiūrėti to filmelio. Jis lengvai prieinamas visur ir medijose, ir mokyklose naudojama istorijos pamokose. Ir mokytoja moralizavo, kad čia dabar, kodėl jūs čia negalite dabar žiūrėti, ką čia nenormalūs kokie. Tai kadangi pusė vaikų po suolų prabuvo žiūrint tą filmą, tai jinai dar kartą užleido ir neleido niekam po suolų lysti. Ir teko tarpininkauti vienai mamai, kad pakelti tos mokytojos kompetenciją, o ne pasiimti viską, ką siūlo platus internetas. Tai dar apie mergaitės, mergaitės dabar pateikiamos mergaitės dažnai, kad seksualizuotai atrodanti, erotinio pobūdžio, jei tu nuotraukas kokias pateikė ar dar kažką, tai čia labai jau kieta, čia tikrai šiuolaikinė mergaitė. Bet mažai kas kalba, kad mergaitės vaisingumas ir smegenys tai nėra nukirpta kažkokia gija. Jie stipriai sąveikauja, vaisingumas ir smegenys. Tai ką smegenyse galvoja mergaitė apie savo aprangą, apie savo visas išraiškas, ar jinai pateikiama tik tai kaip naudotina prekė? Ačiū labai. Ir tada norėčiau paklausyti, tai kaip tiek vaikams su tėvų pagalba, tiek paaugliams, tarkim, kurie sąmoningai norėtų atsiriboti nuo tikrosios dezinformacijos ir kažkaip tai išmokti tikrojo vyriškumo ir moteriškumo, tiek suaugusiems žmonėms, kaip atsiriboti nuo tų šaltinių visų? Ar įmanoma šiais laikais nuo to atsiriboti, kažkaip išvengti to? Labai gerai būtų ne tiek atsiriboti, aišku, ir atsiribojimas labai vertingas, bet sugebėti atskirti, kur pelai, kur grūdai. Ir neskolinti savo ausų, jei iš tikrųjų vyksta klaidinimo tam tikros akcijos. Tie patys mokiniai, ne vieną kartą stovykloje esame drąsinę, kad jūs turite teisę atsistoti ir išeiti. Jei jūs jaučiate, kad tai netitinka jūsų šeimos vertybių, jūsų įsitikinimų ir tai yra klaidinama informacija, tai jūs galite atsistoti ir išeiti, niekas jūsų dar neprirakino ir neužrakino toj klasiai. Tai kitas momentas labai svarbus, tai kurti grupės, draugijas, kur galėtumėm vieni kitus papildyti. Tiesiog ir padėti suprasti, kad mes nesam kaulų ir mėsos rinkinys ar proto gumbas, mes esam dvasiniai įsikūnijimai. Ir jei mes nueinam nuo savo dvasinės prigimties arba niekaip negalim pamaitinti savo dvasinės prigimties, mes tikrai alksim, mes tikrai išgyvensim tuštumą, o į tą tuštumą labai greitai ateis pasiūla ir ne ta pati geriausia. Tai kad nepatekti į tą tuštumą, reiktų būti mums su išmintingais, vertybėm užsiangažavusiais žmonėmis, turėti grupės, turėti renginius ir ten vieni kitus papildyti, sustiprinti, kad mūsų vėjas taip nenešiotų po pasaulį, po gyvenimą. Ačiū už išsamų atsakymą ir judėsime prie sekančio klausimų iš karto po muzikinės pertraukėlės. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Grįžtame į šiandieninę laidą apie jauno vyro ir jaunos moters vaidmenis šiuolaikinėme pasaulyje, apie lytiškumą. Ir sekantis klausimas jums, Jolanta, būtų, kuo tada remtis, ugdant žmogaus tapatybę? Ar yra kažkokie tai aukštesni standartai, nurodantis kryptį? Ar turime vadovautis vien savo vidumi, pajautom? Kokiais metodais ir žiniomis jūs vadovaujate savo mokykloje, ugdant būsimus vyrus ir moteris? Tai daug dar turime Lietuvoje šviesuolių, kurie nepametė kelio dėl takelio. Tai ir mokslininkė Obelianienė, Vaitoška, daug yra visokios informacijos ir internete įkėlė, jų paskaitų, seminarų yra ir gyvai su žmonėm mokymus įvairius veda, kur tikrai aiškios yra ribos tarp tapatumo vyro ir moters.
Ir Vidūną, kaip minėjau pačioj pradžioj, daug išminties palikta ir per šimtmetį daugiau nespėta įgyvendinti. Ir dar mes turėsim kelis turbūt 100 metų, kad jo išmintį tiesiog perkelti į savo kasdieninį gyvenimą. Žarskus, išminčius, mūsų mokyklos globėjas, irgi parašęs ne vieną knygą, kaip nepamesti tapatumo. Ten daug informacijos yra tikrai ir kaip moteriai save formuoti, ir kaip auginti mergaitę, kad jinai taptų moteris, ir berniukai, kad nebūtų amžini berniukai, bet pataptų vaikinais ir vyrais. Visa raida turėtų nuosekliai vykti. Ir dabar turbūt daug kas išgirstate, kad mažus vaikus vadina jau vyrukas arba ten vyras, mergina jau kokie 10 metų, jau mergina patampa. Bet iš tikrųjų reiktų raidoje leisti išbūti vaikui nuosekliai ir jei iki 14 metų dar yra mergaitė ir berniukas, vėliau vaikinas tampa mergina ir toliau jauna moteris ir ten mama gal ir raida ta nuosekli turėtų būti, o ne iš karto pradedam tik gimusius ar mažamečius vaikus vadinti vaikinais, merginomis ir greitinam jų vystymasi. Aišku, jei vyksta viskas greitai, tai greitai ir pasenstama. Tai padeda dar Jėzaus mokymas. Tiesiog ten irgi neišsemiami lobynai, su Jėzum galim kiekvienas turėti asmeninį ryšį, jisai irgi vadovauja, veda ir įspėja. Ir padeda folkloras, nes mūsų šaknyse paliktas mum jauniem žmonėm ir ugdytojam paliktas paveldas, kuris irgi pamoko, kaip rengėsi, kaip vaikinai prieidavo prie merginų, kaip jie tam tikrus šokius atlikdavo kartu su mergina, kokia pagarba, kokie rūbai. Pavyzdžiui, mergina, kad išsaugotų savo šventyklą, tarsi iššias pilvo sritį visą laiką anksčiau dengdavo žiūrstai, kad ta vieta būtų apsaugota, o dabar jinai apnuoginama, taip ištaškoma jėga ir galia tam tikrai. Ir apie 70% moterų šiandien negali pačios pagimdyti, transliuoja medikai, tai įsivaizduokit, kaip yra sutrikdyta viskas ir nusilpę. Teatras, dainos senoviškos, sutartinės, kurios yra labai labai galingos, padeda žmogui savo galias apsaugoti. Ir nepaprasti, ir kartu labai labai paprasti dalykai. Tiesiog mūsų surenka, saugo ir šviečia. O kas dar gali paliesti mažamečio vaiko, tarkim, vystymasi? Tarkim, ar žaislai galėtų padaryti kažkokią įtaką, ar jie daro įtaką vaikui, kokio tipo žaislus tėvai parenka vaikams, ar kokio tipo pasakas skaito, kokios knygos yra namie? Taip, tiesiog rinka, globalistai labai daug meta lėšų ir pastangų, kad pasiektų mažamečius vaikus žaislai tam tikri arba rūbai su tam tikrai ženklinimais, nes taip formuojamas žmogus, kokio reikės ateičiai. Tai pavyzdžiui, jei pasižiūrėtumėm į lėles Barbės, tai dažna mergaitė turi kelias lėles Barbės. Barbėmis ženklintos kuprinės, palaidinės ar dar basutės, avalynė gali būti ženklinama. Ir turbūt retas kas susimąsto, kodėl. O todėl, kad pirmiausiai tai ruošiama iš karto mergina, kuri visiškai negalvoja apie motinystę. Jinai vilioklė tam tikra, visą laiką įsidabinusi kaip princesė, ar kasdieniam gyvenime kas nors taip vaikšto, bet ruošiama tokia mergina, kuri tiesiog save pateikia kaip prekę ir kūno kultas, kaip atrodyti turi moters sudėjimas. Tai iš to išplaukia daug susirgimų visokių.
po nepatenkinto savo išvaizdą, vadinasi plastinės visos operacijos, kitos visos paslaugos ir užsiveda tam tikrą rinką, kurioje mergina tampa iš tikrųjų vartotoja. Ir čia didelis paklydimas yra mergaitėm ir jos nepatenkintos būna savimi ir kažkada teko skaityti, kad Barbė tai buvo pasileidusi mergina, kuriai visai nesvarbu buvo, su kuo gyvenimą gyventi, su kuo permiegoti, su kuo vaikščioti, be įsipareigojimų gyvenimas Barbės. Ir daug jau yra liudijimų, kaip mergaitės iš to sunkiai gali išeiti, kokiose krizėse gyvena. Ir todėl mūsų mokykloje, pavyzdžiui, mes tikrai informuojame tėvus, kokius rūbus pirkti ir geriausi ženklinimai, tėvai jai ženklina savo vaikų rūbus išsiuvinėdami, kažką sukurdami bendrai, galima ir maikutę kažkokią nusipiešti ir vertybiniais ženklais pažymėti, taip kad neatiduokim savo gyvenimų į kitų rankas ir jei viena Barbė pas mergaitę bus rinkinį žaislų, tai nėra čia didelio pavojaus, tegul būna kūdikis žaislas, vaikelis, a ne kūdikis, vežimėlis, visokių kitokių dalykų. Ir tarp jų, jei bus viena Barbė, tai bus tiesiog amžiaus tarpsniai tam tikri. Bet jūs aplink jei apsidairytumėt, tai matytumėt, kad Barbės ir ten jų visi vaikinai, dabar nepradėsiu sakyti visus ten vardus, tai daugiausiai užima iš tikrųjų žaislų daugelio šeimų namuose. Ir papuolat į didelę klastą, jei vien kalbant apie Barbę. Ačiū Jums už tokį išsamų atsakymą ir iš karto po muzikinės pertraukėlės keliausim į apibendrinimą. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Grįžtame į mūsų šiandieninę laidą ir štai priartėjom prie paskutinės laidos dalies, tai yra apibendrinimo. Tai norėčiau Jūsų paklausti, Jolanta, apibendrinantį tokį klausimą, kaip man, tarkim, kaip jaunam žmogui, arba nebūtinai jaunam, jeigu man kyla tapatybės klausimas, jeigu aš sutrikęs ar susimaišęs, kas aš esu, ir galvoje aidi idėjos, kad galbūt aš ne vyras, o moteris, arba moteriai, kad galbūt aš ne moteris, o vyras. Ir jeigu aš, tarkim, išgirdau šitą laidą, kad galbūt įmanoma būti sutrikusiam, susimaišiusiam ir nutolusiam nuo tiesos, tai nuo ko man pradėti, kur man ieškoti pagalbos, kokį pirmą žingsnį žengti tiesos link? Tai pirmiausiai turbūt atrasti savo artimą žmogų, su kuriuo atvirai galėtum kalbėtis, kas vyksta tavo mintyse, kas vyksta tavo jausmuose, kas vyksta tavo kalboje, kas vyksta tavo santykiuose su vienais ar kitais žmonėm ir susirasti ar tai specialistą, ar tai tiesiog, kai jūs duosit viduje užsakymą, jums tikrai ateis pasiūla, jei tik trokšite, norėsite sutikti tokį žmogų, tai jūs jį ir sutiksite. Ir tada atvirumas pokalbiuose, atvirumas, kas vyksta su viduje, ko jūs ieškote ir ta savianalizė tokia su vedliu, geru vedliu, kartais jisai gali būti ne specialistas, bet automatiškai susirinkęs tiesiog savo gyvenimišką patirtį, išminčius. Ir man taip kažkada pasisekė, kai turėjau begalę klausimų, į kuriuos nerasdavau atsakymų, nei knygose, nei laidose įvairiose. Ir tada ant mano kelio tiesiog atėjo žmogus toks. Bet sustojau kaime, važiuodama į Kapinaitės pavežti vieną žmogų einantį link Kapinaičių ir mes taip išsikalbėjome, kad jis man užrodė begalę daug kelių, kaip eiti į šeimyninių santykių krizės ir tada tas ieškojimas buvo visai kitoks. Ir aišku, pirmiausiai tai prašome Dievo, kūrėjo,
kas kreipiatės į Jėzų, jie geriausi patarėjai, jie ir užveda ant kelio mus ir padeda ir tiesiogiai mum, ir per sutiktų žmonės, ir per priemonės įvairias. O kad mūsų viduje banguoja moteriškumas, vyriškumas, tai buvo ir tai bus, nes tik sveikos proporcijos yra, jei moteris pasiekia 60% moteriškumo ir 40% vyriškumo viduje. Tai sveikos proporcijos. Tos proporcijos pas dažna iš mūsų būna išsibalansavusios. Ir pasaulyje daug darnos ir ramybės, ir saugumo bus, kaip kiekvienas vyras, kiekviena moteris pasirūpins, kad tos viduje įsivyrautų sveikos proporcijos. Pas vyrą, pavyzdžiui, 60% vyriškumo, 40% moteriškumo. Ir nereikės keisti lyties, nereikės vieną akimirką sakyti dabar aš moteris, kitą akimirką aš vyras, nes tiesiog mūsų vidus reaguoja į tai, kas yra išorėje, į tai, kokią informaciją mes gavę. Jei paklaidinti esame per lytinį švietimą, kažkoks bangavimas ir neįsveikas proporcijas vedantis pas mus vyksta. Taip, kad reikia kito pakeleivio, kuris žiūrėtų gal per kitą prizmę, ne taip, kaip aš norėčiau, nes viduj pas mus yra advokatas puikus, kur gali iš visko išteisinti ir sakyti, viskas su tavim gerai, degraduojam situaciją, nepatinka mum, nemiegam, nerimo daug išgyvenam, bet gali vidinis advokatas sakyti, viskas su tavim gerai. Arba jei mes pasirinksim tokį žmogų šalia, kur mumis migdys toliau ir nevesi tą įsilaisvinimą į pokytį, tai irgi toli nenaisim, bet reikia ieškoti, kad kitas žmogus mums būtų atviras, galėtų drąsiai pasakyti tai, ką jis mato, ką jis nori pasiūlyti, o toliau jau mes renkamės. Visi gavę esame situacijose, kada einam klystkeliai signalus, bet tikrai nedaugelis juos atkreipiam dėmesį. Tai aš labai linkiu klausytojams, kad jūs atkreipkite dėmesį į signalus. Visą laiką mums yra signalai gelbėjantis mus ir tada tas gyvenimas visai kita vaga pradės tekėti. Ačiū labai. Paminėjot irgi apie balansą, kad labai svarbu žinot, kaip sakot, 60% tarkim vyriškumo, 40% moteriškumo ir kad tai nuolatos banguoja ir tam tikrais gyvenimo etapais galbūt tas moteriškumas išryškėja labiau, nes jis reikalingas toj situacijai. Tai vėlgi svarbu nenueiti į toksiškumą tokį, kad aš neva tik vyras ir atmesti tą moteriškumą. Tai irgi kitas kraštutinumas iš tikrųjų. Tai labai ačiū iš tikrųjų už visą skirtą laiką jūsų, už šitą dovaną visuomeniai, kad dalinatės šitą informaciją, kad dalinatės žiniomis ir aplamai, kad duodat tiek mokyklai, tiek visai Lietuvai tai, kad duodat ir ugdot žmonės, dovanojat save. Tai ačiū Jums labai, Jolanta. Ir Jūs klausėtės laidos Jaunimo kodas, kuri yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Šį projektą iš dalies remia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Iki sekančio karto. Ačiū Jums. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.